Klaidų sala. Kai lapai nuo rašalo dėmių sulipę, tokiam sąsiuvinį gyvent neįdomu. Visur maži langeliai lyg narveliai, paukščiukam ankšta ten baugu. Štai papūtė stipresnis vėjas ir aš iš lapo į laisvę jau lekiu. Aš laisvas. Tu ne brūkšnelis, ne šauktukas ir net neskirtukas. Tu raudonas paukščiukas su 2 sparniukais. Ko tau iš manęs reikia, paukštelė? Aš iš sugeriamojo popieriaus. Mane nupiešė Kolė Sorokinas. Vadinasi, tu iš jo sąsiuvinio. Prašau pasakyti, ar pavyko Kolė išspręsti 321 uždavinį? Žinai, paukščiuk, neįsivaizduoju. Jei nori, eime pasižiūrėti. Tik tu atversk lapą, nes mane gali prispausti. Juoduly, prašau pasakyti, nejaugi čia viskas, ką Kolė Sorokinas padarė per vasarą? Aš esu jo darbas. Manau, kad šito visiškai užtenka. Nešdinkitės, aš noriu miego. Prašau miegoti, net galiu jūs apkloti. Oi, kiek paukščiukų. Juos reikia pabudinti. Greičiau, greičiau. Priminsim Sorokinui Kolei mokyklą ir vasaros užduotį. Pabudinsim tinginiui sąžinę. Priminsim jam apie pareigas. Laikyk, laikyk, nes mums sunku. Nebijok, Kolė Sorokinai. Ko man bijoti? Aš bailys ar kas? Aišku, kad bailys. Bijai darbo, išsisukinėji. Kokio darbo bijau? Aritmetikos užduočių vasarai. Aš ne bailys, o tinginys. Klausyk, Kolė Sorokinai. Mes nepaprasti paukščiukai. Mes iš aritmetikos uždavinyno. Tik pamanyk, tuos uždavinius per 3 dienas išspręsiu. Jie labai lengvi. Tarkim tu, sakyk, iš kurio tu uždavinio? Aš iš 321. Apie ką ten? Mano uždavinio sąlyga tokia. Iš taško A į tašką B išvyko kurjerinis traukinys. Priešais važiavo prekinis, paprasčiausias uždavinys. Iš 60 kilometrų reikia atimti 45, paskui padaugint. O tu iš kur? Uždavinys apie baseiną. Ten nutiesti 2 vamzdžiai. Vienu vanduo įteka, kitu išteka. Prisimenu. Vamzdžius reikia padauginti iš kibirų. Kokia tavo sąlyga?
Žemės ūkio artelės valdyba savo kolūkiui nupirko karvę ir arklį. Už arklį sumokėjo 3 kart brangiau nei už karvę. Nu ir kas? Šis uždavinys lengvas. Arklį reikia pridėti prie karvės, o paskui... Klausyk, Sorokinai. Viskas užteks. Žinai, kokį ešerį per tave paleidau? Maždaug 3 kilogramų. Atsirado mat mokytoja. O jūs ką čia darot? Sulėsėm po 1 slieką. Konservų dėžutėje buvo 34 sliekai. 8 paukščiukai sulėsė po 1 slieką. Klausimas, kiek sliekų liko dėžutėj? Nė vieno. Štai jums jūsų aritmetika. Visi tik moko ir moko. Gal man tos aritmetikos niekada nereikės. Gal būsiu aktorius. Sorokinai, Kolia. Čia mano dvejetai. Visada ir visur prieš akį. Kolios valia geležinė. O krūtinėje plaka tikro didvyrio širdis. Štai kaip tave gerbiam, Kolia Sorokinai. Juk tu toks, ar ne? Žinoma, na, ne visai toks. Vis dėlto... Nori atrasti salą, kurios nėra nė vienam žemėlapį. Noriu. Sėskis man ant nugaros ir plaukiam. Mielai. Tačiau turiu atlikti aritmetikos užduotis vasarai. Vadinasi, tu ne toks. Ne, aš toks. Oi, kokie baisūs vienetai. Niekis. Jie įpratai prie mūsų ir prie jų įprasi. Atidarykit vartus. Tai bent sala. Sūneli. Dukrelė, vaikeliai mano. Kas yra? Kas jūs nuskriaudė? Mūsų uždavinį neteisingai išsprendė. Mes triušė iš 244 uždavinio. Reikėjo padauginti, tačiau mus padalino. Ir dabar mes negalim susitikti. Ak, mano vaikučiai, mes labai nelaimingi. Tik pamanyk, kokia nelaimė. Sunku man. Oi, sunku. Nebegaliu tampyti šito rąsto. Pavargau. Kodėl jo neatsikratot? Negaliu, nes pakilsiu į orą ir nuskrisiu.
Aš dramblys iš 412 uždavinio. Ten reikėjo apskaičiuoti mano svorį. Tačiau kažkoks berniūkštis, užuot sudėjęs, atėmė. Ir pasidariau lengvesnis už orą. O svarbiausia, labai pavargau ir išalkau. Ar jūs, drambliai, ėdat kriaušes? Ėdam. Norit dar nuskinsiu? Dėkui. Pakliūtų man tas berniūkštis, per kurį skraidau. Oi, jam įkrėsčiau. Kurgi tu? Bėgu kriaušių. Tik pamanykit, jis gąsdina. Mes kankinamės. Ir sielvartaujam. Atleiskit, kas jūs? Anksčiau buvom karvė ir arklys. Iš 118 uždavinio. Bet po to, kai kažkoks berniūkštis be sąžinės mus sudėjo, štai kuo tapom. Gelbėkitės. Kas nutiko? Žiūrėkit. Kasgi čia? Vanduo iš baseino. Kokio baseino? Baseinas iš 420 uždavinio. Tas baseinas turi 2 vamzdžius. Tikriausiai kažkoks tinginys nusprendė, kad ir 1 vamzdžio užteks. Kas dabar bus? Potvynis. Gelbėkitės. Bėkit. Argi nuo tiek vandens pabėgsi? Niekas mūsų neišgelbės. 16:40 iš taško A išvyksta kurjerinis traukinys. Jei jį spėsim, išsigelbėsim. Čia negalima, čia triušiai. Čia negalima, čia triušiai. Nevarkit, ateikit pas mus. Tegu traukinys važiuoja, tuoj mus vanduo užlies. 16:40 iš taško A išvyksta kurjerinis traukinys. Priešais iš taško B 9:20 išvažiavo prekinis traukinys. Jei uždavinys išspręstas teisingai, abu traukiniai turi susitikti taške C tuo pačiu metu. Оба поезда должны встретиться в пункте С в одно и то же время. O jeigu uždavinys išspręstas neteisingai? Jei uždavinys išspręstas neteisingai, neišvengiamai
Atleiskit, gal girdėjot, ką radijas atsakė į mano klausimą? Jei uždavinys išspręstas neteisingai, neišvengiamai, Неминуемо. Вода все. vanduo vis kyla. Неужели Nejaugi žūsim ir niekas mūsų neišgelbės. есть только Tik один vienas žmogus gali mus išgelbėti. нас спасти? И то обещал. Tačiau ir jis be sąžinės. Кто же это? Kas jis? Kažkoks Коля Kolia Sorokinas? стал быть, Žinoma, mes žūsim. Почему? Kodėl? Потому что Nes aš be sąžinės. Aš Kolia Sorokinas. Greičiau išspręsk uždavinį ir mes būsim išgelbėti. Neturiu uždavinyno. Laikykit jį. Это Šis rastas mūsų dramblio. я поплыву на нем домой. Parplauksiu namo, išspręsiu uždavinį ir jūs išgelbėsiu. А знаешь, Ar žinai, kurioj pusėj tavo namai? твой дом? Нет, Ne, знаю. nežinau. Ах, как вы Kaip gerai, kad jūs čia. скорее. Greičiau parodykit kelią į namus. Skubu atgal. Обратно. Обратно. Atgal? Мы не Mes tavęs neišleisim. Tu mūsų, mūsų, mūsų. Oi, kiek daug turi dvejetų. будет. Так ведь это Bet jie gauti per visus metus. Ну, а пятерки? O penketų turi? есть. Turiu. Vieną. Попей. Iš dainavimo. Это моя Čia mano penketas iš dainavimo. пятерка. Пятерка, 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 пятерка. Ах, они за- Jį užkapos. Не бойся. Dėl manęs nebijok, berniuk. Среди Tarp šių dvejetų двоих nė vieno nėra iš dainavimo. пению. Мне Jie man nieko blogo nepadarys. сделать не могут. Я хочу Noriu домой, namo, они o jie меня manęs не neišleidžia. пускают. Против Prieš juos yra tik vienas ginklas. одно оружие. Šaudyklė. Не Ne, знаю, žinios. какие есть. Kokių mokslo žinių turi, Kolia Sorokinai? Не торопись, Neskubėk, подумай. pagalvok. А учат Mokslo знать. žinių. Да, Taip, дважды два. 2 kart 2 4. 5 kart 5 25.
6 kart 6 – 36. 7 kart 7 – 47. Ką aš sakau? 7 kart 7 – 49. 6 žąsys su 6 žąsyčiais. Mikrobai labai maži. Banginis neturi nosies. Maskvą įkūrė kunigaikštis Jurijus Dolgorukis. Atvažiavo ponia raudona suknia. Kai ją nurengė, visi verkė. Tai svogūnas. Greičiau, stumkit. Kodėl jam nepadedat? Negalim prie jų prieiti. Mus padalino. Parodysiu tau kelią. Kritimo kampas lygus atspindžio kampui. Iš kur žinai? Iš vyresniojo brolio. Skęstu. Skęstu. Viskas baigta. Koks sunkus uždavinys. Dabar spręsiu 118. Dukra mano. Žiūrėkit. Ir paskutinis. Iš taško A į tašką B. Daugiau negausi dvejeto nė vieno. Ir sąsiuviniai švarūs bus kasdien. O aš paukščiukas skubu sugrįžti į sugeriamąjį popierių.